Asmeniniai finansai ir verslas glaudus ryšys, kurio negalima ignoruoti. Būsi verslininkas, nusprendė Jonas, jau ryt pradedu judėti šią linkmę, gana čia man sėdėti ant atlyginimo ir tenkintis minimalią algą. Jei kaimynės gali, galiu ir aš. Viskas būtų gerai. Bet Jonas nemoka tvarkyti su savo asmeniniais pinigais. Kokiu būdu jis valdys verslą, jei pats turi kreditinę kortelę, į kurią niekaip negeba grąžinti kredito. Dar pasiėmęs buitinės technikos išsimokėtinai ir dažnokai nedatraukia iki algos. Esu Elvyra, konsultuoju smulkius verslus mokesčių klausimais, o fizinius asmenis asmeninių finansų klausimais. Savo kely teko sutikti ne vieną tokį Joną, kuris kuria verslą, painioja savo asmeninius pinigus su verslo pinigais ir niekaip nesupranta, kodėl jam nesiseka. Todėl matydama ir tokiu atveju, čia jau aišku toks vienas kraštutinių, nes paprastai verslą kuria labiau atsakingi žmonės, nusprendžiau pasidalinti mintimis, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kokias savo savybės reikėtų sustiprinti ir kokias stengtis panaikinti, kuriant verslą. O ir šiaip asmeninių finansų valdymas turi būti tikrai ne paskutinėje vietoje. Asmeniniai finansai ir verslas yra laikomi atskiromis sritimis, tačiau iš tiesų tai du tarpusavyje glaudžiai susiję pasauliai. Asmeniniai finansiniai sprendimai gali tiesiogiai paveikti verslo sėkmę, o verslo veikla asmeninio turto augimą. Mano tikslas šiandien priminti keletą paprastų seniai žinomų tiesų apie asmeninių finansų valdymą, kurios gali turėti įtakos verslo finansams. Net jei ir neplanuoji būti verslininku, asmeninius finansus teisingai valdyti privalai. Pirmas. Nusistatyk tikslus, išsigrynink svajonės. Pradėk nuo aiškių finansinių tikslų iškelimo. Trumpalaikiai, pavyzdžiui, atsidėti pinigų atostogoms ar nenumatytoms išlaidoms. Vidutinės trukmės, pavyzdžiui, įsigyti automobilį. Ir ilgalaikiai, pavyzdžiui, sukaupti lėšų pensijai ir investicijoms. Tikslai padeda aiškiai suprasti, kodėl taupai ir kaip planuoti išlaidas. Antras. Sek pajamas ir išlaidas. Kiekvienas sėkmingas žmogus ne tik taupo, bet stengiasi didinti pajamas. Naudok biudžeto planavimo programas arba tiesiog skaičiuoklę. Užrašyk visus savo finansinius srautus, kad aiškiai matytum, kur išleidi daugiausiai, kur galima sumažinti išlaidas. Biudžeto laikymasis yra pagrindas siekiant stabilios finansinės padėties. Beje, jei padidėjus pajamoms sugebi nepadidinti išlaidų, sveikinu, esi teisingame kelyje. Skirstyk biudžetą pagal 50-30-20 taisyklę. Tai paprastas metodas, leidžiantis išlaikyti balansą tarp privalomų išlaidų ir taupimo. 50% pajamų būtinos išlaidos, būsto nuoma, maistas, transportas, 30% pajamų neprivalomos išlaidos, pramogos, hobiai ir 20% pajamų taupimui, investicijoms ir aukojimui. Šios procentus gali pasiskirstyti pagal tavo asmeninę situaciją. Gali būti ir 20-20-80, tai priklauso nuo tavo pajamų. Ketvirtas, turėk savo finansinį rezervą. Sukurk nenumatytų atvejų fondą. Bent 3-6 mėnesių pragyvenimui reikalingų išlaidų sumą. Tai apsaugos tave nuo finansinių krizių, pavyzdžiui, netekus pajamų ar atsiradus neplanuotoms išlaidoms. Penktas. Mažink skolų naštą. Jeigu turi paskolų ar kredito kortelio įsipareigojimų, sutelk dėmesį jų mažinimą. Prioritetą teik didžiausią palūkanų normą turintiems įsipareigojimams. Šeštas. Taupyk automatiškai. Nusistatyk automatinį lėšų pervedimą į atskirą sąskaitą iškart gavęs pajamas. Tokiu būdu taupimas taps įpročiu ir nereikės kiekvieną mėnesį apie tai galvoti. Septintas. Investuok atsakingai. Investicijos padeda didinti kapitalą ilgalaikėje perspektyvoje. Prieš pradėdamas investuoti, išanalizuok rinkas ir riziką. Diversifikuok, nesudėk visų kiaušinių į vieną pintinę. Pasitark su finansų konsultantu arba išbandyk mažos rizikos investicijas. Arba pasitark su mano kolegomis iš Financial Lithuanians. Aštuntas. Reguliariai peržiūrėk savo finansus. Bent kartą per mėnesį peržiūrėk savo biudžetą ir taupimo progresą. Tai padės laiku pastebėti, jei kažkur išlaidos per didelės ar reikia koreguoti planą. Yra posakis, pinigai mėgsta būti skaičiuojami. Tai ir laikyk ant pulso. Devintas.
Apdrausk svarbiausius dalykus. Apsvarstyk galimybę apdrausti gyvybę, sveikatą, būstą ar automobilį. Draudimas suteikia finansinį saugumą nenumatytų įvykių atvejais. 10. Ir ko gero pats svarbiausias. Ugdyk finansinį raštingumą. Nuolat domėkis finansais, mokesčių optimizavimo galimybėmis ir investicijomis. Kuo daugiau žinosi, tuo geriau galėsi valdyti savo pinigus. Tiksliau, ne pinigai tave valdys, bet tu pinigus. Sėkmingas asmeninių finansų valdymas reikalauja disciplinos, nuoseklumo ir aiškių tikslų. Pradėk nuo biudžeto sudarimo ir taupimo įpročių ugdymo, o ilgainiui pereik prie investavimo ir turto didinimo. Tokia sistema padės užsitikrinti finansinį stabilumą bei siekti ilgalaikių tikslų. Ir štai toks žmogus, mokantis valdyti savo asmeninius finansus, neabejotinai puikiai susitvarkys su verslo pinigais. Asmeninių ir verslo finansų atskirimo svarba. Kiek tai yra svarbu? Verslininkai, ypač vykdantis individualią veiklą ar mažiųjų bendrijų nariai, dažnai daro klaidą maišydami asmeninius ir verslo pinigus. Tinkamas atskirimas padeda lengviau valdyti verslo išlaidas. Tiksliau apskaičiuoti pelną ir mokesčius bei išvengti problemų su mokesčių administratoriumi. Todėl, jei jau nusprendė vykdyti veiklą, atskirk savo pinigus nuo veiklos pinigų. Na, su mažaja bendrija kaip ir paprasta. Juridinis vienetas paprastai turi atskirą įmonės sąskaitą banke, bet vykdantys veiklą su pažyma labai dažnai naudoja tą pačią sąskaitą. Nerezervuoja pinigų mokesčiams susimokėti, gyvena čia ir dabar gavę įplaukas į sąskaitą. Nors žiūrėk, tie pinigai turi būti skirti kitoms reikmėms. Jei matai, kad nepavyksta sąskaitoje sužiūrėti pinigų srautų, atsidaryk atskirą sąskaitą verslui. Didink pajamas. Tiek versle, tiek asmeniniuose finansuose svarbu nesiremti vieninteliu pajamų šaltiniu. Tiesiog ieško galimybių didinti pajamas. Galima ieškoti naujų būdų parduoti savo prekes ar paslaugas, o kitas būdas yra įdarbinti ne tik asmeninius, bet ir verslo pinigus. Žinoma, atskirai. Apyvartinis kapitalas ir asmeninės santaupas. Kartais pradedantieji verslininkai naudoja asmeninės santaupas verslo finansavimui, tačiau svarbu tinkamai įvertinti, kiek rizikos gali prisijimti, kad nepakenktum savo asmeniniam finansiniam saugumui. Ir kaip svarbus yra asmeniniai įpročiai lemiantys verslo sėkmę. Gebėjimas planuoti asmeninės išlaidas ir valdyti biudžetą dažnai perkeliamas ir į verslo sritį. Jei asmeniniai finansai tvarkomi chaotiškai, kyla didelė rizika, kad ir verslo finansai bus valdomi panašiai. Investuojant į verslą svarbu įvertinti, kaip tai paveiks tavo asmeninės pajamas ir išlaidas. Reikėtų turėti aiškų planą, kaip investicijos atsipirks ir kokį poveikį jos turės tavo finansiniai situacijai, tavo kaip fizinio asmens, verslo ir fiziniam asmeniui. Versle, kaip ir asmeniniuose finansuose, būtina turėti finansinį rezervą nenumatytiems atvejams. Tai užtikrins stabilumą ir padės išvengti skolų, o gal net ir bankroto. Tiek asmeninių, tiek verslo pajamų deklaravimas reikalauja tinkamo planavimo. Asmeninio biudžeto tvarkymas ir supratimas, kaip optimizuoti mokesčius, gali padėti efektyviau tvarkyti ir verslo apskaitą. Asmeniniai finansai ir verslas yra glaudžiai susiję. Tinkamai valdant asmeninius finansus galima išvengti daugumos finansinių problemų susijusių su verslo veikla ir užtikrinti ilgametę finansinę sėkmę. To ir linkiu kiekvienam žiūrinčiam šį edukacinį turinį. O pradėti tinkamai tvarkyti su asmeniniais finansais kviečiu pradėti čia ir dabar. Ką darau aš, gavusi bet kokias pajamas? Pirmiausia, atsidedu savo mylimiausiai ir juos įdarbinu. Naudojosi šio video rėmėjo pasiūlymu kaip vienu būdu padidinti savo turtą. Kviečiu ir tave pasinaudoti šio pasiūlymu ir susikurti savo finansinę pagalbę nenumatytiems atvejams, baltai dienai ir tiesiog didinti savo turimą kapitalą. Laisvi mano pinigai pagal planą keliauja į Freedom 24 vertybinių popierių apsikeitimo sandorių sąskaitą, kitaip vadinama D sąskaita, kur metinis pelnas už paprasčiausią pinigų laikymą prasideda nuo 2,9 ir siekia beveik 4,3%. Pelnas išmokamas kiekvieną darbo dieną, galimybė išsiimti tuomet, kai yra poreikis, na ir žinoma galimybė ne tik efektyviai taupyti, lenkiant infliaciją, bet ir investuoti per kartu atidaromą prekybos sąskaitą į tavo pasirinktas akcijas ar fondus. Nori ir tu taip? Video aprašyme rasi nuorodą. Spausk, registruotikis ir pamatysi, kaip paprasta naudotis. Nereikia didelės sumos, iš karto galima pradėti tikrai nuo nedidelių sumų ir nebejoju, kad jei pradėsi rūpintis savo asmeniniais finansais jau dabar, susikursi puikius finansinius įrankius ir nereikės sukti galvos, kur dėti atliekamus pinigus, kad jie nenuvertėtų. O prireikus turėsi lėšų ne tik verslo pradžiai. Ačiū, kad žiūrėjai.